Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie daugiau nei vienos klasės naudojimą. Iki šiol rašydami programą naudodavome tik vieną klasę, kuri yra pagrindinė. Kuriant sudėtingesnės programas ir tiesiog dirbant įmonėje, kompanijoje, kur dirba grupė žmonių ir jie kuria programas, tiesiog ta grupė pasiskirsto darbą ir kiekvienoje klasėje aprašomi tam tikri aspektai. Tarkim, kokiam Jonui liepia parašyti skaičiavimo klasę, ten kokiam Mariui aprašyti spausdinimo klasę. Tiesiog, kad keli žmonės galėtų nepriklausomai vienas nuo kito parašyti tam tikrus veiksmus, o pagrindinėje programoje, pagrindinėje klasėje jie bus apibendrinami. Visų pirma, susikurkime dar vieną naują klasę. Aš ją pavadinsiu šalutinę. Vėlgi neturi jokios reikšmės, kaip jūs pavadinsite savoje. Finish. Ir štai atsirado naujos klasės šalutinės langas. Public reiškia tiesiog, kad ši klasė yra viešai prieinama. O kad galėtume naudotis klasės paslaugomis ar tiesiog kažką tai veikti su ta klase, pirmiausia turime susikurti metodą. Taigi tai ir padarykime. Public void. Suteikime šiam metodui pavadinimo, kad ir žinutė. Tušti skliausteliai, kadangi jokių kintamųjų parametrų nenurodome. Ir atspausdinkime kokį nors tekstą. Štai susikūrėme klasę, apsirašėme metodą. Žodelis void reiškia, jog šis metodas negrąžina jokių duomenų. Jis gali tiesiog spausdinti ar dar kažką daryti, bet jis duomenų negrąžins. Štai čia mūsų metodo vardas ir parašėme spausdinimo sakinį, aš esu šalutinė klasė. Dabar pabandykime paleisti programą. Ok. Ir štai matome, nieko neatspausdino. Taip yra todėl, kad šalutinė klasė nėra pagrindinė ir tiesiog šalutinė klasė negali būti paleidžiama be pagrindinės pagalbos. Tiesiog pademonstruojant visą tai, jeigu norime naudoti šalutinės klasės paslaugomis, tiesiog pagrindinėje programoje turime susikurti šios klasės objektą. Objektą jau esate, su objekto kūrimu jau esate susidūrę, kai kūrėme skenerio objektą. O šalutinės klasės objekto sukūrimas atrodo štai taip. Rašomas šios klasės pavadinimas visų pirma, šalutinė. Tuomet rašomas objekto pavadinimas. Gal tiesiog pavadinkime objektas. Bus lygu new objektas, tušti parametrai ir kabliataškis. Ne new objektas, new šalutinė. Atsiprašau, suklydau. Tiesiog šalutinė objektas lygu new šalutinė, kaip ir kūrėme skenerio objektą, scanner, klaviatūra new scanner. Dabar, kai susikūrėme objektą, tiesiog reikia jį kažkaip panaudoti. O tas panaudojimas atrodo štai taip, rašomas objekto pavadinimas, šiuo atveju objektas, tada dedamas taškas ir tiesiog pasirenkamas metodas, kurį norime naudoti iš to šalutinės klasės. Šiuo atveju mes susikūrėme tiesiog vieną metodą žinutę ir įrašome šį pavadinimą žinutę, vėlgi tušti parametrai, daugtaškis, ne daugtaškis, o kabliataškis.
žinutė. Na ir štai nėra jokių klaidų ir tiesiog paleidžiame programą dabar. Ir štai atspausdino aš esu šalutinę klasę. Na, tas objekto sukūrimas, kaip jau sakiau, reikalingas tam, kad galėtume naudotis klasės paslaugomis. O tiesiog dedame tašką ir po taško to metodo pavadinimas, kurį norime naudoti. Taip yra todėl, kad dažniausiai būna metodų prikurta žymiai daugiau nei vienas, pavyzdžiui, public void žinutė 2, tušti parametrai ir rašome system out print line. Na ir jeigu programai neparašytume, kurį metodą norime naudoti, jį tiesiog nežinotų, o visų vykdyti tikrai nevykdys. Na taigi, naudodami objektą, šiuo atveju jo toks pavadinimas yra, dedame tašką ir rašome metodo pavadinimą, kurį norime panaudoti. Aišku, galima naudoti abiejus metodus iš karto, arba kažkurį vieną. Paleidžiame programą. Na ir štai aš esu šalutinė klasė, aš esu žinutė 2. Taigi šis tekstas sutampa, viską atspausdino gerai. Na, tai kaip jau ir minėjau, šalutinė klasė gali būti naudojami jos metodai tik tuomet, kai sukuriame pagrindinėje klasėje. Jos kažkokį tai objektą. Štai mes padarėme šitą eilutę. Na tai tiek šioje pamokoje, jeigu kilo neaiškumų, klauskite, rašykite, mielai atsakysiu. Ir iki susitikimo kitose pamokose.